Mokslinės publikacijos dokumento įvedimas į eLabą. Norėdami prisijungti prie sistemos, interneto svetainėje spauskite nuorodą „Įkelti į eLabą talpyklą". Atsidariusiame lange nurodykite instituciją ir įvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį spragtelėkite mygtuką „Prisijungti". Naujo dokumento įvedimo forma pateikiama autoriui pasirinkus nuorodą „Naujas dokumentas". Atidarytoje formoje duomenų įvedimas pateikiamas atskirais žingsniais. Pirmame žingsnyje pasirinkite PDB duomenų bazę, nes registruojate mokslinę publikaciją. Nurodykite publikacijos tipą, pasirinkę iš pateikto atsidariusiame lange sąrašo. Paspaudę nuorodą „Pasirinkti mokslo kryptį ir sritį", atsidariusiame lange galite atlikti mokslo klasifikacijos reikšmės paiešką pagal pavadinimą, kodą, galiojimo laiką arba pasirinkti iš pateikto atsidariusiame lange sąrašo. Užpildę pirmojo žingsnio duomenų laukus, tęskite dokumento registravimą spragtelėję mygtuką „Tęsti". Antrame žingsnyje spragtelėję mygtuką „Pridėti" užpildykite antraštės, anotacijos bei reikšminių žodžių skiltis. Autoriaus duomenys automatiškai įkeliami iš aprašo kūrėjo registracijos duomenų. Taip sukuriamas vienas dokumento autoriaus įrašas su prieskyra institucijai, kurioje registruojantis dokumentą dirba autorius. Jeigu darbą rašė keli autoriai, galite juos pridėti paspaudę nuorodą „Pridėti autorių". Atsidariusiame lange įveskite autoriaus pavardį ir jį pasirinkite iš pateikto sąrašo. Jei sąraše konkretaus autoriaus nerandate, galite jo duomenis įvesti ranka. Esant bendraautoriui, svarbu nurodyti indėlį. Pagal nutylėjimą autorių indėlis automatiškai dalijamas į lygias dalis. Autoriaus indėlį galite koreguoti. Bendraautorių indėlio suma turi būti lygi vienetui. Skiltyje publikacijos prieskyra ir atstovaujamos institucijos būtina nurodyti instituciją ir padalinį, kuris nurodytas publikacijoje prie autoriaus pavardės. Paspaudę nuorodą „Pridėti publikacijos prieskyrą", užpildykite reikiamus laukus. Jeigu autorius parašė straipsnį apie tyrimus, kurie buvo vykdomi bendradarbiaujant su verslu, paspaudę nuorodą „Pridėti bendradarbiavimą su verslu", įveskite įmonės duomenis. Taip pat yra galimybė atlikti dokumento tarpinį išsaugojimą, spragtelint mygtuką „Išsaugoti į juodraštį". Užpildę antrojo žingsnio duomenų laukus, tęskite dokumentų registravimą spragtelėję mygtuką „Tęsti". Trečiame žingsnyje įveskite leidinio, žurnalo, konferencijos leidinio, knygos, kuriame skelbiama jūsų publikacija duomenis. Taip pat, jei reikia, užpildykite finansavimo šaltinių duomenis. Ketvirtame žingsnyje pridėkite reikiamus failus. Paspaudę nuorodą „Pasirinkti failą", įkelkite dokumento pagrindinę dalį PDF formatu. Viršelyje įkelkite JPG, PNG arba GIF formato dokumento viršelį. Jeigu yra priedai, reikėtų įkelti ir juos. Bendra įkeltų failų dydžių suma negali viršyti 200 MB. Būtina nurodyti prieigos prie registruojamo dokumento per eLabą informacinę sistemą sąlygas. Pasirinkę prieinamas tik institucijos intranete ir neprieinamas, būtinai nurodykite datą, iki kada galios tokios prieigos sąlygos. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, dokumentas automatiškai taps laisvas prieinamas internete. Norėdami nurodyti dokumento nuorodą, spragtelėkite mygtuką „Pridėti URL adresą". Užpildę ketvirto žingsnio duomenų laukus, tęskite dokumento registravimą spragtelėję mygtuką „Tęsti". Penktame žingsnyje nurodomos licencinės sutartys su autoriumi. Taip pat galite įvesti jau sudarytų licenzijų duomenis bei įkelti skenuotų licencijų dokumentus. Užpildžius formą gali būti atliekami šie veiksmai. Po mokslinės publikacijos pateikimo patvirtinimo duomenis peržiūrės bibliotekininkas ir publikacija taps paieškoma per eLabą paieškos sistemą.